O čia dar mūsų Alfreda, žinokit, šitą ponę nesupranta tik rusiškai, lenkiškai, bet kaip mes, va šitą pridžiūnę. Bet mes nuvažiavome parbėg laivelį, kaip mano, su žemaitė, labai sena, kaip įsijokojo, tai pasakyti ir o šitą nieko, tik žemaitiškam, tai tik lenkiškai rusiškai. Ir jos tiek susidraugavo, kad svarbiausia, kad jos nemoka nieko, bet viską žinojo viena apie kitą. Ir mes su Teresa juokėmės, kaip jos galėjo suprasti, ką reiškia kalba ėjo. Tai va, Teresa nedos reiškia mums, reiškia pameluoti, kad tikrai tai buvo, bet čia šiaip labai šauni ponia. Jinai yra mūsų enciklopedija, nes jeigu mes pametam žodžius, tai jinai visą laiką, sako, aš buvau jauniausia, mane varo kur nors papečkėjo, pačios dainuoja, aš viską prisimenu. Tai kiekviena iš jūsų yra, o mes dar žiūrėjome, faktiškai buvo pas mus 15, po truputėlį pareikėjo, dabar turim tokių labai jau 10 aktyvistų. Tai dar ateis viena ponė, matot, mes šiandieną vakar mirė mūsų vieną mokytoją. Staigiai. Viskas su mirtim kažkaip susijęs. Viskas su mirtim, tai aš sakau, važiavau čia, mirė, tai šiandieną 6 valandą mūsų mokytoja jau nuėjo lankyti, rytoj mergaitės iš šito važiuoja, nes čia pasirodo mano Janinos ir kitos dalysis yra, reiškia, pirmoji mokytoja. Tai va, dabar jau visos esam, mūsų specialė, gražuolė. Likimas labai tikrai yra stebuklingas, geras. Ir man, Genutė paskambina, Staselė, ar tu nežinai, su kuo aš kalbėjau? Ir pasako, kad čia Janina, kad aš va jūsų kraštą norėjau viena atvažiuoti, nes aš esu verbų ryšėja. Ir jų man... Esu tikra žemaitė, pati sukūriau modelius verbų, Janina įvertino, sakė normaliai, galėtume tobulėti, nes tavo tos viršūnės yra mažos, mažos. Ir jinai tą verbą išsirinko. Jai patiko labiausiai. Labai. Dabar jau visas moteris. Tai aš duodu jums per rankas ir visas palieskit. Tai va, po to paliesim, tai čia bus naujas eksponatas, bus įrašyta, bus užrašyta kieno. Ir Staselės nutraukytė šalia kabės. Ir aprašymas taip, jeigu čia yra verbų muziejus. Kad nieko tikrai. Nieko, dabar labai daug žodžių yra, o dabar, reiškia, bus galimybė, o ten pasižiūrėti Staselę. Yra 3 aukštų, pas mus ten kitos viršūnėlės. Jis pagavo. Nu va. Mes tokie. Gerai. Labai gražiai padaryta. Labai. Šitą verbą dabar Terenė prašom ją atviniuoti ir pastatyti garbingą vietą. Ir tada mes ją čia jau įrašysime mūsų... Tai čia reikia... Mums bus parašyta, mes tokie, matot, pas mus čia yra portretai, mūsų verbų ryšėjų, kuriuos man padovanojo. Tai šalia bus ir Staselės. O biški tą viršūnę. Va, gerbiamos ponios, kol dabar mes išveriam tokias, reiškia, mūsų krašto, prašom padėkit, darbuotojo turėjo, aš eisiu pasidėti. Ir manęs klausia, kas aš esu pagal tautybę. Sakau, aš ir žemaitė, ir lenkė esu. Taip, tėvas, tai iš Molėtų kraštų, iš Burnėnų. Mano tėvelis ir senelė Liubertienė buvo, ir jinai buvo burtininkė, burdavo viską. Ir man nereikėjo daug galvoti, man viskas išeina. Ir, žinot, dar vien paslaptį pasakys. Moku gerai lietinius kepti blynus. Jo, gerai. Lietinius blynus. Senelė mano sakydavo, sako, o tai žemaičiai, tik tą rūkštą pieną ir bulves ir paskiau viduriuoja. O sako, mes nepradedam dienos be lietinių blynų. Lietiniai blynai ir vis kitas padažas. Va taip.
Tai bus proga, reiškia, mums apsilankantis pajūrėje išragauti. O mes dabar, tai būtent, čia mūsų dar dviejų mūsų panelių nėra, bet jos ateis, tai dabar einam greitai prie stalo, nes ten karšti patiekalai. Aš dar moku lenkiškai kalbėti. O kaip tu... Čėgu, pačėgu, stasiutka, maliutka.